vidinis vaikas, vidinis tėvas, vidinis vyras, tada vidinė mergaitė, vidinė moteris ir vidinė mama. Ir šios visos rolės mumise egzistuoja. Pas vienus būna etapai, kada yra vienose rolėse, kažkokiose tai ilgą laiką, arba jeigu žmogus turi išugdytas atitinkamas rolės, jis atitinkamam santykį gali elgtis atitinkamai roliai. Taip susikuria dialogas, vadinasi, ne? Šiandien apie tas rolės iš esmės, kai mes kalbame netgi apie tą patį vidinį vaiką, tai noriu paminėti tai, kad vidinis vaikas taip pat yra skirstomas į vidinę mergaitę ir į vidinį berniuką. Vadinasi, vidinis vaikas būtent yra dvi funkcijos – vidinis berniukas ir vidinė mergaitė. Ir šiuo atveju norėtųsi pakalbėti apie būtent šių rolių skirtumus, kaip tos rolės atrodo gyvenime ir kuo jos skirtingos. Tarkime dabar, už ką yra atsakingi, tarkime, vidiniai mūsų vaikai. Tai vidinis berniukas ir vidinė mergaitė. Vidinė mergaitė, jinai dažniausiai yra apskritai vidiniai vaikai, tai mums suteikia galimybę džiaugtis tam tikrais dalykais. Ir natūralu, kad mažieji vaikai, jie domisi atitinkamais momentais. Mergaitės nuo seno labiau domisi lėlėmis, galbūt pina vainikus, užsiema kažkokiais tai žaidimais, ten sodina gėlytes. Žodžiu, yra vidinės mergaitės tam tikri pomėgiai. Piešia, žaidžia, žodžiu, taip toliau. Žaismingumas, tarp kitko, tai įeina. Jokiais būdais neturėjimas atsakomybių jokių, vadinasi, žaismingumas, gebėjimas džiaugtis tam tikrais natūraliais dalykais ir panašiai. Tai mūsų vidiniai sveiki vaikai mums suteikia šią galimybę. Ir kada pas mus reiškiasi vidinis vaikas, tada mes jaučiame džiaugsmą, mes galime patirti džiaugsmą iš mažų dalykų, tai tarkime, nežinau, einant pastebėti boružėlę fainą ir ją mėgautis, ar ten, tarkime, pievose žaisti, kas mums patiems leidžia vėl jaustis mažais vaikais. Tai visiškai yra normalu. Toliau žiūrint į vidinės mamas, nes vidinis vaikas ir vidiniai tėvai, tai yra vidiniai mūsų tėvai, tai yra dualumai. Ir kartais žmonės tiesiog gyvena būtent šiuose santykiuose, tėvų vaikų santykyje. Tai yra dualumas, tai jisai nuolatos yra vartosi, vadinasi. Vartosi tai arba maža mergaitė, arba mažas berniukas, arba tėvas, arba mama, ne? O kas ta vidinė moteris ir vidinė vyras? Vidinis vyras tai yra visiškai dvi atskiros asmenybės, kurios, kaip sakant, kuria santykį iš vyro ir moters santykių. Tai dabar apie tas rolės. Kadangi mumise yra vidinė mama, mes kartais įsivaizduojame, kad vidinė mama tai ta mama, kuri bėgioja ten po žolę, žodžiu, kuri laukia ten kažką tai veikia ir panašiai. Tai yra netiesa, tai yra mumise esantis genas. Vadinasi, mumise tai yra egzistuojantis kaip genas, ne? Mes natūraliai mokame būti kažkodėl tai tėvais, aišku, vaikai atsirasdami mūsų gyvenimuose moko būti mūsų tėvais, ne? Bet iš tikrųjų ta genetika ji jau yra, nes mes atsirandame iš tėvo ir mamos. Tai vadinasi, genetiškai ta vidinė mama ir vidinis tėvas, ne tas, kuris bėgioja po žolę, kaip aš sakau, o tas mūsų vidiniai dalykai, vidiniai genetika mūsų, ne? Tai kada pasireiškia ta vidinė mama? Vidinė mama tai apskritai yra apie funkciją, kada ji saugo, globoja, dalina meilę, rūpesčių. Mamos meilė apskritai jinai suteikia vaikams saugumo jausmą. Tie vaikai, kurie turėjo mylimas mamas, mylinčias mamas, kurios gebėjo rūpintis, ypatingai ten tam tikras amžius labai svarbus vaikams, tie vaikai jaučiasi saugų šiame pasaulyje, ne? Jiems yra saugu. Tai yra mamos funkcija. Ir mes atitinkamai kažkokiais tai momentais, kai kam pabūnam mamomis, tėvais ir taip toliau. Žodžiu, tarkime, susipažįstame su kažkokiu žmogumi ir matome, kad tas santykis yra vaiko ir tėvo santykis. Tai kartais sąmoningai mes pabūname tais tėvais, tais mamomis, bet tiesiog jau sąmoningai, tie, kurie sąmoningai nebekuriam tokio santykio visada. Tarkime, kad tas santykis būtų absoliučiai visada, tarkime, ne? Vaiko ir tėvo santykis.
Tai mama, jinai yra globėjiška, jinai yra besirūpinanti. Mamos funkcija yra dalinti, vadinasi, joje ta energija, ji dalina tą energiją. Ir kada įvyksta santykis, tarkime, jeigu tai yra santykis vyro ir moters santykis, tai atitinkamose vietose moteris būna mama. Pateikiu pavyzdį, tarkime, vyras susirgo, ne? Kada žmogus serga, jis automatiškai yra pažeidžiamas, palaužiamas, galbūt neturi energijos ir panašiai, tada moteris automatiškai pereina į mamos funkciją. Moteryje įsijungia mamos funkcija. Ir kada įsijungia mamos funkcija, moteris vyrui neša į lovą maistą, rūpinasi juo, ten gydo jį ir panašiai. Ir tokiu atveju būtent motiniška meilė vyrą išgydo. Dėl to ir sakoma, ką moteris dalinasi, tą vyras ir valgo. Kuom dalinasi, tą ir valgo. Dėl to ir vyrams tokia žinutė, nebūdinkite moteryje neigiamų aspektų. Jeigu būdinate neigiamus aspektus, vadinasi, tai ir valgote, nes moteris iš esmės yra emocija. Emocija lygu energija. Moteriai žymiai yra lengviau emocionuoti, dėl tos priežasties vyras taipogi gauna emocijos per moterį ir tokiu atveju vyras geba tą energiją realizuoti fiziniam pasauly, nes žymiai jam lengviau ir produktyviau strategiškai įgyvendinti energiją. Yra moteris, kad ką noriu paminėti, dažnai būna tai, kad moteris sako, aš čia irgi esu strategiškai ir panašiai. Nepamirškite, moteris, kad jumise taipogi yra šie visi aspektai. Visi šie 6 aspektai yra ir jumise. Tačiau pas vienas moteris yra daugiau išlavintas vienas aspektas, kitose išlavinti kiti aspektai ir panašiai. Bet kai yra santykis tarp dviejų žmonių, vyro ir moters, tada tos rolės jos pradeda žaisti ir mes kūrėme tada santykį. Nes jeigu ir vienas ir kitas viską savaime suprantama gali, tai tada ir nebėra ryšio tarp žmonių, nes tampa žmonės labai nepriklausomi ir pereina tada į tokį vartotojiškumo santykį. Vadinasi, kas nors netinka, tuoj žmonės meta, eina kažko ieškosi kito ir panašiai. Būtent ankstesniais laikais šie santykiai vykdavo žymiai ilgesni, todėl kad vis tiek žmonės vienas nuo kito kažkom tai priklausė. Tarkime, ar tai finansiškai priklausė, ar tai emociškai, ar tai kažkaip tai. Vis tiek kažkokiam tai momente vienas su kitu dalinasi žmonės. Vienas žmogus kažką turi, ko kitas neturi, o kitas žmogus turi tai, ko kitas neturi. Ir taip tada vienas kitą papildo. Tai yra dviejų žmonių santykis. Kai žmonės nebeturi vienas kitam su kuo ką dalintis, kuo papildyti, savaime suprantama, santykiai būna nutrūksta, nes, nebėra inercijos, nebėra dalinimosi, nebėra ryšio kažkokio, ir tada žmonės automatiškai įsiskirsto skirtingais keliais. Todėl tas vartotojiškumas dabar šiais laikais jis yra labai populiarus dalykas, nes žmonės tampa labai nepriklausomi viskom ir, tada kas nors netinka, tuoj susirasiu kitą ir panašiai ir taip toliau. Čia daugiau yra tokio žmogaus, kuris taip kalba arba taip žiūri gyvenimą, tai yra daugiau materialistai, kurie, vis dėlto galvoja, kad viskas už pinigus yra nuperkama ir būtent tokiu būdu dažniausiai arba taip funkcionuoja būtent materialistai. Energetiniam pasaulyje, vadinasi, fizinis pasaulis yra fizinis pasaulis, pats žemiausias skaitosi laiptelis. Fizinis pasaulis, viskas, kas apčiuopiama, matoma, tai nereiškia, kad tai yra kažkoks laiptelis, kuris yra jau ten dugnas kažkoks. Tai nėra taip. Tai yra tai, kad mes visi egzistuojam būtent 4 pagrindinėse lygmeniuose. Ir mūsų vertybės, ir mūsų požiūris į gyvenimą laikui bėgant, jis gali pradėti kisti. Tarkime, jeigu labai žmogus gyveno fiziniam pasaulyje, fizinio pasaulio vertybės, tai yra pinigai, daiktai, ten seksas, ten netgi šeima. Pasaulyje esu, tai telefonas netikaista. Tai ko aš ten baigiau, viskas fizinis pasaulis yra tai, kas yra viskas apčiuopiama. Vadinasi, tai, ką mes matome, ką mes gebame paliesti, ką mes gebame tarp kitko nupirkti, ar ten dar kažkaip tai, O štai emocinis pasaulis, jisai kiek yra kitoks.
Emocinis pasaulis tai yra tas pasaulis, ko mes negalime apčiuopti. Mes negalime emocijos paliesti, vadinasi, ne? Vat tu emocionuoji ir emocijos negali paliesti, nes, emocija yra tas dalykas, ką mes jaučiame, bet paliesti mes negalime. Tai yra tokia energija, kuri yra nepaliečiama. Jos negali pasverti, jos negali paliesti ir panašiai. Tai yra emocinis pasaulis. Mentalinis pasaulis, jisai yra apie mūsų protą. Mūsų turimas žinias ir turimus įrankius. Prote yra visi mūsų įrankiai. Tai įrankiai vadinasi mūsų patirtis, mūsų gebėjimai kažkokie tai įgūdžiai, mokymosi kažkokie tai dalykai. Tai yra mūsų mentalinis lygmuo. Paliesti mes taipogi to negalime. Proto mes paliesti negalime. Mes pamatuoti net negalime, kiek kas kiek ko žino ir kas kiek ko nežino. Dėl to kartais, kada girdime žmogų, kad jis durnas ar ten dar kažkoks, mes negalime taip vertinti, dėl to, kad mes negalime pamatuoti žmogaus proto. Vadinasi, kiek kas ko žino. Vienoje vietoje žmogus gal žino daugiau, kitur žmogus kažko tai nežino. Ir tai yra visiškai normalu. Todėl išnyksta toks posakis kaip durnas, apskritai neegzistuojantis momentas, nes mes to pamatuoti negalime. Ir tada aukščiausias laipsnis, aukščiausia, kaip sakant, mūsų energija už proto ribų, kuri vadinasi, protas ir yra mūsų tas variklis, kuris gyvenime padeda realizuoti norus. O mūsų vidiniai norai būtent ir egzistuoja už proto ribų. Už proto, aukščiau už proto, ne? Tai sako kažkas dieviško, kažkas mūsų siela, mūsų dar kažkokie tai momentai, kurių mes taipogi apčiuopti negalime, bet aiškiai žmogus suvokia, ko jis gyvenime šiame nori, tada jungia savo protą, prote ieško informacijos ir tai virsta energija ir vėliau leidžiasi į fizinį pasaulį ir tai įvyksta fiziniam pasaulyje kaip materija. Tai, kas realu, tarkime, jūs sugalvojate kažkokį tai sukurti produktą, jūs norite sukurti produktą, tada jums gimsta pirmiausia idėja būtent kažkur už proto ribų, tada ieškomi įrankiai, kaip tą idėją realizuoti. Jeigu tos idėjos realizuoti nepakanka įrankių, tada ieškome, kaip įgyti tų įrankių, taip mes tobulėjame. Paskui tai virsta emocija, energija ir galiausiai tai materializuojasi fiziniam pasauliu. Tokiu principu juda žmogaus funkcionavimas. Taip funkcionuojame. Tada dar noriu grįžti prie tos temos, kas yra vyras ir moteris ir panašiai. Vyras, moteris, vidinis vaikas, vidinė mergaitė, vidinis tėvas ir vidinė mama. Ir kaip aš sakau, visos šios funkcijos mumise egzistuoja. Tiesiog atitinkamais metais arba momentais tos funkcijos mumise yra aktyvios. Kada žmogus išlavina savyje visas 6 roles, tada žmogus gali su gyvenimu patirti vis įvairiapusiškų santykių. Vadinasi, santykių tai turiu omeny užmegzti ryšius, komunikuoti su įvairiais žmonėmis ir panašiai. Ir kai kada dėl tos priežasties mes su kai kuriais žmonėmis neužmezgame kontakto, dėl to, kad jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, moters rolėje ir kitas žmogus yra vaiko rolėje, automatiškai šis ryšys nesusijungia. Dėl ko? Dėl to, kad vyras ir moteris yra dualumas. Ir tik tai susijungia dualumai. Jeigu yra moteris, tai jis savaime suprantama dualume sutinka vyrą. Bet kada jinai moteris sutinka vaiką, tarkime, jeigu sutinka, tada vaikas natūraliai išstumia moterį iš moters rolės ir ją stato į mamos poziciją. Taip gaunasi dualumai. Tai tokiu atveju, jeigu mama, tarkime, moteris nenori būti mama, jinai tada kerta ribą ir sako, aš nesu mama tau ir, žodžiu, jinai gali automatiškai kirsti ribą, kad aš šio žaidimo nežaidžiu, tarkime, ne, vyro, tą vaiko ir mamos rolėje ji nežaidžia, tarkime. Tai čia vienas toks aspektas, kodėl kai kada su kai kuriais žmonėmis neužmezgate santykio.
Toliau aš daugiau pakalbėsiu apie apskritai santykį, sveikas santykis, sveikam santykį. Čia buvo apie tai, kodėl kartais neužsimezga ryšiai, dėl to, kad būtent dėl tų priežasčių, kad atinkamose rolėse žmogus nežaidžia ir automatiškai gali statyti ribą, kad, tarkime, nežaisiu aš toj rolėje, tarkime. Tas pats ir gali būti tėvo ir dukros santykis. Ateina maža mergaitė ir stumia, tarkime, kitą į tėvo rolę, dualumą daro, Ir kada tas dualumas yra atpažįstamas, automatiškai pasąmonė blokuoja šį modelį, kad vis dėlto toks santykis yra negalimas ir ši moteris arba šitas žmogus yra dualume su, tarkime, kitų asmenių, tarkime, kitokį žaidimą žaidžia. Ir jeigu tame kitame žmoguje nėra išlavinta kita rolė, tarkime, jis visada yra vaikiškoj pozicijoje, tai tada automatiškai šis ryšys neįmanomas. Toliau dabar norisi paminėti apie santykius, kada yra sveikieji santykiai. Šeimos santykiai, pavyzdžiui, yra šeima. Šeimoje yra visos rolės. Vaikai užima vaiko rolę, vaikai bėgioja, vaikai ten laksto, tėvai mokosi būti tėvais, nes būtent išmokti būti tėvais mes mokomės iš tada, kada natūraliausiai pas mus atsiranda šeimoje vaikai. Vaikai tėvus moko tapti tėvais. Tai moko gebėti pasakyti ne, sudrausminti, ten dar kažkaip tai, tam tikri momentai, kuriuose tėvai atlieka, nes jie vis dėlto yra tėvai. Tai ir šiame momente labai svarbu, kada yra moteris ir vyras, pradeda kurti santyki ir atsiranda vaikai, Tai staiga moteriai labai svarbu gebėti išjungti tam tikras rolės. Vadinasi, su vyru bendrauti kaip su vyru. O su vaikais bendrauti kaip su vaikais. Gaunasi moteris, iš esmės, duoda intenciją. Jis gali, pavyzdžiui, vyrą pasikreipti kaip į vaiką ir automatiškai jį stums į vaiko poziciją. Vyras pastebėjęs tą momentą gali nesutikti su tuo jos noru ir automatiškai likti vyro pozicijoje. Tai pirmas variantas. Antras variantas yra, kada žmonės, moteris sako, pagimdo vaiką ir turi ne vieną vaiką, o du, nes ir vyras vaikas, ir tada vaikas. Yra ir tokių santykių, ir taip žmonės žaidžia šitą žaidimą. Ir sveiki santykiai tai tada, kada vyras ir moteris yra lygiaverčiai, kiekvienas žino savo funkcijas gyvenime. Vadinasi, vyras atlieka tam tikras funkcijas šeimoje, moteris atlieka tam tikras funkcijas šeimoje ir abu tėvai lygiavertiškai yra vaikams tėvai. O tarpusavį yra vyras ir moteris. Vyras ir moteris. Tai čia yra momentas labai ganėtinai aktualus, svarbus, dėl to, kad tokiu momentu tada nebūna tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, galim girdėti, vyras, tėvas blogas, mama gera. Mama bloga, tėtis geras. Tai iš esmės tėvai turėtų būti viena ranka, vadinasi, abudu būti komandoje ir, žodžiu, į vaiką žiūrėti kaip į vaiką, bet nedaryti tokių žaidimų, kaip neva kažkuris ten gera mama arba geras tėtis. Yra tokios vidinės programos pas kai kurios, kurie nori būti gera mama arba geras tėtis ir tada vyksta santykiuose konkurencijos, kovos dėl to gero tėčio arba geros mamos. Tai šiuo atveju siūlyčiau visada tai atkreipti dėmesį ir prisiminti tai, kad tėvas ir mama yra komandoje ir jie į savo vaikus tiesiog žiūri kaip į vaikus ir perduoda vaikams savo įrankius. Vadinasi, išmoko, drausmina, kur reikia, tarkime, ten vaikas bėga per kelią, savaime supranta, mama šūktels ir vaikas to automatiškai jisai sustoja dėl to, kad mama apsaugo vaiką, Tai čia yra viskas su tuo labai gerai. Toliau dabar vėlgi tos rolių mainimasis. Kuo jisai skirtingas? Mama, kaip aš sakau, jinai dalina meilę, jinai globoja, moteris daugiau yra savarankiška ir kiek savanaudiška. Iš esmės, moteris yra kažkiek savanaudiška. Ji funkcionuoja truputėlį kitaip. Mama yra dalintoje, dalina, o moteris dalina tais atvejais, kada kažką gauna. Jeigu moteris pradeda labai mylėti vyrą, tada ji tampa mama. Myli ten tą vyrą, globoja, ten saugo, tada tokie vyrai, augantis pas tokias moteris, būna taip, kad netampa savarankiški, tampa priklausomi. Žodžiu,
visokių tokių peripetijų, bet čia vat viena iš tų modelių. Tai moteris daugiau yra tokia, pirmiausia, jinai žino savo vertę, jinai, žodžiu, kiekviena moteris turi savo vertę, iš esmės, ir kiekvienam vyrui, sakoma, moteris ateina pagal jo gebėjimą, pagal jo maksimumą. Ir čia žinutė vyrams, kad tiesiog neįsižeistų tais atvejais, kada jie neužmesga ryšio su tam tikra moterim, nes iš tikrųjų ne ta moteris. Kiekviena moteris yra tam tikram vyrui. Kaip sakoma, kiekvienam savas ir kiekvienam sava. Ir tai yra jau nebesmeniniai mūsų, kaip sakant, tie vidiniai norai, ką vaikas užsimanė ir nori būtent tos mamos, tos moteris ir negavo, pavyzdžiui, ne, tuo tada užpyksta ir, žodžiu, ten prasideda visokie ten, ta moteris tokia, anokia, o iš esmės, jeigu taip giliau pasižiūrėjus, viskas iš esmės yra daug aukščiau nuspręsta, vadinasi, daug iš aukščiau negu mūsų ten tie kapriziniai norai. Tai rodo vidinio mūsų vaiko kaprizą. Būtent čia yra vidinio vaiko kaprizai. Tai kiekvienam moteriai savas ir kiekvienam sava. Ir santykyje moteris atsidėkoja vyrui už jo nuopelnus. Moteriai vyras yra kaip šeimoje vyras. Jinai jo neidealizuoja kaip mažas vaikas, ji nelaiko jo dievu, ji nelaiko jo kažkokio autoritetu. Tai yra vyras, kuris lygiavertiškai ateina pas moterimi, nežinau, rūpintis, galbūt suteikti saugumo jausmą ir tam tikrus kitus dalykus, kuriuos atlieka vyras. Tai moteris tiesiog mėgaujasi ir tuo jinai atsidėkoja dažniausiai sava energija. Tai yra neapčiuopiama, bet tai yra energija. Ta energija gali virsti įvairiais momentais. Materializuotis fiziniam pasauly palei tos moters gebėjimus. Viena gali, pavyzdžiui, skaniai gaminti maistą, kita gali rūpintis labai fainai, trečia ten tiesiog juoktis, krizenti, kikenti ir jau jinai iš to dalinasi nuostabią energiją. Iš esmės, moteriška energija yra neįkainojama. Dėl to kiekvienas vyras, suradęs savą moterį, turėtų tą moterišką energiją saugoti. Vadinasi, saugoti vyro ir moters santykis. Dėl to ir sakoma, kada vyras sutinka savo moterį, yra užimta, nes atitiko kirvis kotą ir reiškia, ta moteris ir tas vyras sujungti iš viršaus. O visi sujungimai iš esmės jau vyksta daug kitame plotmėje, visai kitame lygmenyje. Tai tos rolės gali žaisti labai įvairiai, jos santykiai gali laviruoti ir kada žmonės turi išvystytas šias rolės, tiek moters, tiek mamos, tiek vaiko, leidžia vidiniam ir vaiko atsiskleisti, leidžia ir mamai atsiskleisti jos viduje ir būti moterimi, tada tokie santykiai, jeigu vyras irgi turi šias rolės, tada tokie santykiai būna įvairiapusiški, kaip sakoma, kaip šokis, ane? Šokis, jisai gali būti tango, salsa, rumba, džaivas ir būtent su įvairiais šokiais mes patirime su partneriu, šokame mes su vienu partneriu, ne? Šokį ir su tuo žmogumi mes galime šokti įvairius šokius, tarkim, ne? Tai čia tokia per šokių prizmę šiek tiek toks apibūdinimas, kaip su kiekvienu žmogumi arba su tuo pačiu žmogumi mes galime patirti įvairiapusišką gyvenimą, vadinasi, įdomų gyvenimą. Ir tame yra, kaip sakant, begalybė pažinimo ir panašiai. Todėl tie žmonės, kurie sako, kad neva jeigu kažkas netiko ir tuoj grėbėsi kažko tai kito, tada vadinasi, jie vienas kito giliai negeba pažinti, netobulina savyje santykio, o būtent ilgieji santykiai, kurie sulaukia ir auksinių, ir sidabrinių, ir deimantinių visokių ten vestuvių, būtent yra tokie, kurie žmonės gyvenimo kelyje, jie vienas su kitu, kaip sakant, tobulinasi, dirba, pažindinasi ir panašiai. Toliau, kas iš esmės dar parodo, kad pereinama į vaiko ir tėvo santykį. Pirmas dalykas – pretenzijos ir kaltinimai. Šie momentai žmonės permeta iš karto į vaikų ir tėvų santykį. Vaikai suaugę dažniausiai, jeigu jie suaugę, kaltina savo tėvus,
dėl to, kad jie ten per mažai mylėjo, galbūt per mažai dėmesio skyrė, dar kažkaip. Ir tas visas projekcijas vėliau nukreipia į savo ateinančią moterį. Ne? O tokia projekcija, permetimas toksai vyksta. Ir žodžiu, tame momente reikia labai atskirti tai, kad šis santykis turi būti atitraukiamas tokiu atveju, nes nėra kaltų, mes neteisiam savo tėvų, mes neteisiam ir nekaltinam dėl to, kad kiekvienam žmogui iš esmės, kada mes augame, gali atrodyti, kad neva mama mylėjo per daug, arba per mažai, arba galėjo kažkaip tai padaryti, arba kažko galėjo nedaryti. Iš esmės, kiekviename etape kiekvienas žmogus pasielgia pagal tam tikrą susikloščiusią situaciją gyvenimišką ir priima sprendimus pagal tam tikrus tuo metu turimus įrankius. Vadinasi, jeigu žmogus neperskaitė rašinėlio, čia labai tokį paprastą pavyzdį pateiksiu, jeigu žmogus neperskaitė rašinėlio, tai jis negalėjo galbūt perskaityti to rašinėlio, nes nemokėjo būtent tos kalbos, kuri yra parašyta būtent tame rašinėlyje. Kaltintojas būtų tas, kuris sakytų, tai galėjai išmokti. Tai čia būtų kaltintojas, kuris kaltintų, kad jis nepripažintų, kad būtent yra tokia situacija, žmogus nemoka ir jeigu jis nemoka, tai reiškia nėra ko jo ir prašyti to rašinėlio skaityti. Vadinasi, eini pas tą žmogų, kuris moka tą kalbą ir, žodžiu, ten paprašai, kad tau perskaitytų tam tikrą kalbą rašinėlį. Tai vat, kiekvienas žmogus mūsų gyvenime atlieka tam tikras funkcijas ir mes dėl to galime gyvenime laviruoti tarp skirtingų žmonių. Vieni moka tą daryti, kiti moka tą daryti, treti moka tą daryti ir per gyvenimo etapą žmonės įgyja tam tikro bagažo ir tam tikros patirties. Ir mes lygiai taip pat kažkur tai įgyjame kažkokį bagažą ir tuo mes dalinamės. Dėl to reikalauti arba kaltinti tuos žmonės, kurie kažko tai neturi, ko jums reikia, arba kažko negali pasidalinti, yra visiškai beprasmiškas dalykas ir tame reikia suvokti, kad kiekvienas žmogus turi skirtingus įrankius, kuriais dalinasi šiam pasauliu. Na, nėra nei vieno žmogaus, kuris kažkom tai nesidalina. Jeigu žmogus yra šioje žemėje, jis kažkom tai dalina. Net žmogus tas, kuris daug miega, irgi jisai kažkom tai dalinasi gyvenime. Tik kartais tai yra neapčiuopiama, nematoma ir panašiai. Čia daugiau jau yra, kada prasideda tie kiti lygmenys, tarkime, emociniai lygmenys, tie, kurie neapčiuopiami, nes dažnu atveju žmonės labiau linkę matyti ir vertinti tuos dalykus, kurie yra matomi, apčiuopiami, aiškiai suvokiami, vadinasi, fiziniam pasaulyje esantis dalykai. Tačiau yra žmonių, kurie yra emociniam pasaulyje ir dalinasi emocija, energija. Pavyzdžiui, yra mamiškos mamos labai, kurios vien mamos rolėje ir jos dalinasi mamišką energiją, rūpinasi, pavyzdžiui, visais. Atitinkamas profesijas dirba, kuriuose jos tą rolę, vadinkime taip, realizuoja. Vat yra taip, kad yra labai mamos ir jos tas rolės atlieka. Yra vien, kad moteriškoje rolėje yra žmonės, kurios vien vyriškoje rolėje, yra tėvo rolėje žmonės esantis. Bet mumise visos šios rolės egzistuoja, tiesiog atitinkamų metų, atitinkamais metais tos rolės skleidžiasi. Tobulinasi, galima sakyti, skleidžiasi, tobulinasi, transformuojasi pagal mūsų turimas ir įgytas žinias. Įgyjam kažko tai daugiau, vadinasi, transformuojasi ta rolė, tampa kažkiek kitokia ta rolė. Jeigu iki to laiko mama, pavyzdžiui, tik gebėjo maistą gaminti ir būtent jos saviraiška mamos yra per maisto gaminimą, ji išmoko kažkokio kitokio šito, kaip čia pasakyti, įrankio. Ji pradėjo dar kitaip reikštis ir tai yra tobulėjimas, žodžiu, tobulėjama. Tai va, aš norėjau šiandien apie tai pakalbėti, kad, vis dėlto siūlyčiau išeidinėti iš tokių vertinimų, kad neva žmogus yra kažkoks, etiketės klijuoti. Pavyzdžiui, žmonės, kurie vadina ten moteris kažkokiais atitinkamais epitetais. Jeigu giliau pažiūrėjus, atitinkamuose epitetuose žmonės pasirenka tas profesijas, elgiasi atitinkamai, tam, kad galėtų realizuoti vieną iš šių rolių. Visur yra rolės. Tam tikros profesijos yra rolės.
tam tikri santykiai yra rolės. Ir tai, kada atsižaidžiamos tos rolės, kaip ir minėjau, tada žmogus pradeda mokytis įgyti kitų įrankių. Jeigu ilgą laiką moteris buvo mamos pozicijoje, ateina laikas, kada jinai mokosi, kas yra moteris, kaip atskirti, kas yra moteris, kaip moteris elgiasi, kaip moteris gyvenime funkcionuoja, kad jinai, tarkime, ne pirmiausia užmyli vyrą ir paskui ten gauna arba negauna. Yra moteris, kurios užaugina vyrus, tarkime, ateina pas vaiką, moteris ir vaiko santykyje, užaugina vyrą ir vyras tada staiga išeina, susiranda moterį, nes jeigu jisai tapo vyru, tai dualumas tarp mamos ir vyro jau yra neįmanomas. Tada vadinasi, vyrui reikia atsitraukti ir arba moteris transformuojasi ir mokosi įgyti moters rolės, kad santykis toliau vyktų ir tada tobulėtų, įsijungtų dar vieną rolę. Arba toks santykis yra nutrūkstantis, tada moteris toliau, norėdama toliau realizuoti mamos funkciją, jinai susiranda kitą neužaugusi vyrą ir jį daugina ir taip yra, moteris sako, taip karma savo valo, yra ten tokių teorijų, bet aš daugiau linkstu per kitą pusę kalbėti. Tai žodžiu, tokie momentai, nesistebėkite tais atvejais, kada ryšiai nutrūksta, kada jie nutrūksta, kartais vėlgi rezonansinių principų mes vienas kitą pritraukiame ir vėl mes praeiname kažkokios tai atitinkamus momentus. Bet iš esmės mes keliaujame rolėmis, dualumais ir šitom, kaip ten tom, rezonansais vadinasi. Rezonuojam kažkom, tai energijom rezonuojam atitinkamom, pavyzdžiui, panašiom ir panašiai. Tai šiandien norėsiu tokią šiek tiek temą pakalbėti. Daugiau linkau šiandien į moterišką pusę, kas yra vidinė moteris, vidinė mama ir vidinė mergaitė. Tai vėl pasikartosiu, vidinė mergaitė yra apie gebėjimą džiaugtis smulkiais dalykais, būti žaismingai, nenuspėjamai, neatsakingai, bet atsakomybės iš tikrųjų ir panašiai, tiesiog žaismingai būti, ne? Ir kai kuriais atvejais mes, jeigu mūsų vidinis vaikas reiškiasi, mes leidžiame jam pasireikšti, tai mes patirime kažkokius tai įdomius momentus, džiaugiamės medžiais, žodžiu, kaip maža mergaitė, ne? Ir tada vėlgi rolė gali kisti, pereiname į kitą rolę, galbūt su atitinkamu žmogumi mes jau esame moteris, tada vėlgi santykiai galime laviruoti moteris, maža mergaitė ir mama. Žodžiu, tada atitinkamose situacijose mes su vyru elgiamės kaip mamos, kai jisai suserga, arba kai mes jo rūpinamės, arba kai norime jo pasirūpinti. Ir panašiai tai yra mamos funkcija. Moteris, jinai šiek tiek yra kitaip. Jinai dalinasi emociją, dalinasi tam tikrais dalykais, bet tik tai po to, kažkas tai, kai vyras dėl jos stengiasi, pavyzdžiui, kai kažką daro dėl jos, moteris taip atsidėkoja. Atsidėkoja vyrui. Ir tas svarbu, grįžtamasis ryšys, pavyzdžiui, vertina vyrą. Vyras padarė namuose kažką, jinai vertina, atsidėkoja, pabučiuoja, apkabina, ne? Bet taip yra, o ne tai, kad pirmiausia išbučiuoja, apkabina, o paskui vyras nieko nedaro, įguli, žodžiu, pilvą išvertęs. Tai čia būtų mamos ir vaiko santykis. Tai šiandien daugiau norėjau apie tą skirtumą pakalbėti, nežinau, ar pavyko taip perduoti tą žinią, bet manau, kam reikės iš tos informacijos, pasims būtent tai, ką šiandien geba išgirsti, kas yra jūsų ausiai, kas galbūt informatyviai susigulės ir, kaip sakant, sekantį kartą žiūrėsiu, kokią temą man praplauks ir aš galbūt, ne galbūt, o tiesiog pakalbėsiu tada kitą temą. Tai šiandien daugiau apie tas 3 rolės, kuo jos skirtingos, kaip jos tarpusavį laviruoja. Ir tiek vyrams, matantiems tas rolės, galėsite bandyti atpažinti, kokia moters rolė šiuo metu pasireiškia, pavyzdžiui, ne? Ir šios 3 visos rolės yra reikalingos, būtinos ir mūsų gebėjimas priimti šias rolės būtent ir ateina iš to gebėjimo pažinoti tas rolės, kas moteriai šiuo metu reiškiasi. Taip pat ir vyruose, kai vyrai atitinkamai bendrauja, vyruose taipogi reiškiasi atitinkamos rolės. Taigi rekomenduoju išeiti iš vertinimų, daugiau pažinti, eiti į pažinimą ir tada, kaip aš sakau, nebus daugiau mokysi tiesiog kaip su tom rolėm komunikuoti, kaip tarpusavį komunikuoti, kada reiškiasi būtent tai ir tai. Todėl linkiu visiems priimti širdimi,
šias roles, pamilti jas, nes ir jumise šios rolės egzistuoja. Kaip mes priimam kito žmogaus pasireiškiančias rolės, nepamirškite, kad tai yra ir jumise šios rolės egzistuojančios. Tada išeiname iš vidinių konfliktų ir dar kažkokių tai dalykų. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimų ir iki.